O, 2-2. Seniai kurta po įvykio pastatyta... Kaip sunku skaityti, nu aišku, kai... vai. Ne, tai aišku, kai va toks Facebooko profilis pardavinėja mašiną, tai faktas, kad sunku skaityti. Bet kas jokinga, kad jisai nusiėmė savo vardą pavardę, nes, nu žinai, ant slapto nerasi, bet čia paliko Vaidas Juška. Ir ką tu, Vaidai, turi parduoti? O kodėl tu savo mašiną naudoji kaip šiukšliadėžę? Ta prasme, kas čia? Čia servetėlės ar čia rankšluostis kažkoks? Sėdynės skirtingos. Blemba, šitos rūdas salonas šiaip žiauri fainas, bet gaila, kad nebėra. Čia skylė? Ar aš nedamatau? O, čia tas vienas pirmųjų audinių klimato kontrolių automatinių. Čia žiauri šiaip naglas dalykas yra. Ir aišku, kad jisai ėjo ant 100 audinės ir 2 variklio. To variklio, kurio visi nori. Aš manau, kad jeigu nupirktum šitą mašiną ir susitartum, kad viskas, kas joje viską paliktų, tu iš tų šiukšlių atpirktum jos tos 350. For sure. Mašina neįdėli ir nenauja. No fucking shit, tu kam pardavinėjai vaikų darželiui? Vaikai, bet automobilis čia nenaujas, todėl jis neturi Apple CarPlay.